Buenos días. ¿Cómo estás, amigos? Aš tai buen. Ispanų reikia mokintis. Kelinta čia diena. Šiandien nuo pliumpio pradėjimo tvarkyti. 4-5. Tai žodžiu, aš jau Kaune. Atvariau Kauną vakar. Su sūnum grįžom. Šiandien paleidau į darželį. O aš varau ieškoti detalių. Tai ką aš norėjau sakyti? O sakyti norėjau tai, kad važiuoju pasižiūrėti dozatorių. Tai vakar įsivardžiau dozatorių. Vakar oras blogas, lėjo, nieko neįpa normaliai pasidaryti. Dar namuose ieškojau raktų, kaime neradau jokių raktų, aš ten turėjau rinkinį, bet man reikėjo paprastų raktų. Tai norėjau išsiardyti ir parsivežti, o to žmogaus nebuvo vakar. Tai, bet žodžiu, šiandien taip biškiai atsiardžiau, bet šlangų neatsisukau. Tai per tą dozatorių per viršų leidžia tepaliuką. Tuoj parodysiu per kur. Štai čia vat mano dozatorius, o per jį leidžia čia per viršų ir čia per šoną. Kai biškį pasuki, iš karto pasipila aplinkui tepalai, tai važiuoju išsiaiškinti, ar jie, ardytis tai ardosi, matos, kad yra ir tas, ir čia atsisuka. Tai važiuoju išsiaiškinti, ar jie turi tokių detalių, ar yra įmanoma susitvarkyti. Tai bandysiu pirmą važiuoti į Litagrą, nes nelabai žinau, kur daugiau važiuoti. Ir dar viena agro kažkokia ten buvo irgi parduotuvė. O kad specifinės tokios parduotuvės, tai nieko neradau. Tai varau iki Litagros išsiaiškinti, ar reikės naują pirkti, ar bus įmanoma rasti detalių. Naujas toks apie 100 eurų kainuoja, kaip ir sakiau. 105, man atrodo, tada buvo ten toj traktorių parduotuvėje. O paskui lėksiu, žodžiu, pasižiūriu šitą, tada susiradau dar 2 vietas aplinkui Kauną, čia viena Kaune yra, kita Prienų rajone. Pasiieškoti dar porą detalių, nes kad kūzovo laikiklius, nes kūzovo laikiklių nebuvo. O paskui dar lėksiu pasižiūrėti, kiek kainuotų maždaug palapinė ir kilimėlis. Spėju greitų metų viską žinosiu apie traktorius. Nu bent turbūt. Varau žiūrėti, kur čia reikia eiti, ne iš savęs duoju. Čia kaip žaislų parduotuvėj. Įdomiai. Na va. Nusipirkau vis dėl to dozatorių. Naują. Dėl to, kad kaip moteris minėjo, sakė, lygtis jie neserda. Niekada nesardys, sakė. Bet gali rardas, ką žinau. Tai žodžiu, kol mano mintis vėl laksto. Tai mano buvau tik labai susimėtęs dėl to, kad pas mane buvo didelis 150 litrų per minutę tikriausiai, ar kaip ten skaičiuojasi. O šitas yra 100. Tai toks galvoju, ar užteks ar neužteks. Tai dar su vienu ten dėdu pašnekėjau, kuris viršui dirba, kuris prekę padavė, tai sakė, kad sako, tikriausiai ką gavo, tą ir įdėjo tais laikais. Niekas per daug nežiūrėjo. Sako, ką gavo, tą dėjo. Tai sakė, pilnai užtenka Belarusam, jeigu užtenka, tai ten mano tam mažyliui, tai tikrai, kad užteks. Kaip fainai aš įsėdžiu. Tai šitą gavau, dabar dar pasiskambinsiu meistriukui, paklausiu, ar nieko daugiau netrūksta, kol kas. O sakė, dar klausiau, su kuo turi detalių, sako, turim dar. Tai žodžiu, buvo bereikalinga panika iš pat pradžių. Nu, kaip visada. Išsigasti atrodo, kad jau viskas, bet paskui paaiškėja, kad viskas nėra taip blogai. Tai gerai. Dozatorių gavau, tai šita problema, važiuoklės įspręsta problema, šito įspręsta, tai dabar sprendžiam problemą dėl to girgždesio, gal tiesiog užteks darbinį išjungti, arba kažkas ten bus. O gal būdavo dėl to, kad dėl šito siurblio, nes labai leido. Nežinau. Jo, einu pasiskambinu meistriukui ir tada lėksiu pažiūrėti iki armijos ir civiliam, maždaug kiek kainuoja palapinės, miegmaišiai, čiužinys.
Ai karamba. Džiaugiausi. Bet važiuoju dar vienos detalės pirkti. Tai pasiskambinau meistriukui. Sakau, kad nupirkau šitą dozatorių. Ir sakau, gal dar kažko reikia? Sako, jo, priekinio tilto. Nueinu į Litagrą. Sakau, gal netyčia turit priekinį tiltą. Tai išsijuokė iš manęs, išsišaipė. Sakė, tokios net nebėra tikriausiai gamyklos ant žemės paviršiaus. O antras dalykas, sako, mes pardavinėjom detalės, o negaminam. Tai sako, ieškok skelbimuose ir visa kita. Ne, nu tai savaime aišku, aš tik pabandžiau. Netyčia, galbūt. Tai susiradau skelbimą, lėkiu į Jiezną. Gerai, kad čia prie Kauno buvau, tai biški kaip ir neblogai situacija viskas gavosi. Tai lėkiu į Jiezną, pasiskambinau žmogui, sakė, už 80 euriukų atiduos. Sakė, idealus. Pažiūrėsim, koks ten idealus. Bet sakė, neišplaktas, neišmaltas, žodžiu, geras. Tikiuosi. Ką, varau Jiezną. Žiūrėsim, kas ten gausis. Ką, šitą jau gavau. Priekinį. Tai va parodysim. Va šitas, sako, geras. Tikėkime, kad bus geras. Dažytas. Nu jo, dabar dar ir va, laikiklius priekabos. Sužiūrėsim. Tai gerai, svarbu, kad viską gaučiau, tada būtų žiauriai gerai. Tuoj pažiūrėsim dar laikiklius, į kitą garažą atvarėm. Ką, viskas. Pasikroviau į mašinikę ir rytoj vešim į kaimuką taisyti. Ką? Atsižiūrėjau miegmaišiuką. Atrodo neblogas. Ir palapinė. Per 2 sekundės pasistato. Hajakšti. Biški kainuoja 7 eurų, nu bet gal nebaisiai. Ir galvoju tokį čiužinuką savaime prisibunčiami. Nu reikės įsirinkti. Miegmaišis 7 ir tas apie 100 greičiausiai. Nu jo. Kaip nors arba ant šiaudų miegosiu. Žodžiu, varom. Varai? Pažiūrime, žmona pikta, ne? Nepikta. Nu ką, po ilgas darbo dienos. Biškį aprinkom. Daug stipraus buvo, padėjo. Ačiū visiems. Žodžiu, taip, surinkom. Viskas nauja, blizga. Nauja. Ten nauja. Užkūrėm, iš pavadžių užkūrėm, buvo garsas toks, paduodi gazo, tai toks ne koks garsas, bet pripylėm į tepalų dėžę tepalo, pradingo. Tai va, juda reikalai, dar biški, šviesos, elektra, žodžiu, pasitarėm ir nusprendėm nedažyti, palikti visą originalią spalvą, tokia kokia yra. Sakė, bus daug gražiau, negu nudažysim dabar ir keistai atrodys. Paliksim taip. Tai va. Nice. Viskas juda į priekį. Oi, kaip gerai. Kažkada norėjau paminėti, bet dabar jau pamiršau. Žodžiu, sėdynė. Visi kiti reikalai. Ai, be to dar šitą pakeitėm dozatorių, bet neturim hidraulinio tepalo. Neina išbandyti iki galo. Suvedimą padaryti, ratų ir visi kiti bairiai. Tai va. Good.
Sekantis projektas bus va toksai va. Čia biški įdomesnis jau. Reikalas. Šviesos. Įsikrovė. net starteris yra. Čia užgesinam. Ai, užgesinam. Geras. Ką, šiek tiek dar informacijos pažiūrėsiu. Tai, jo, kaip ir praeitą kartą, kaip ir minėjau, kad viskas čia sutvarkyta, pakeista. Tada tepalų neturėjom, tai dabar tepalų pripylėm. Viskas pasijungėm, viskas veikia, tik tai reikia dabar dar šlangą vieną keisti. Nu, čia aišku plausis, visą kitą. Kaip sakiau, nedažysim. Sėdynė jau išimta. Sėdynė, elektra, posūkiai. Nauji, viskas šviesos kaip ir veikia. Čia veikia, dirželį nusiėmiau, važiuosiu, dirželį reikia pasimti. Tai šita šviesa dar reikės naują pravodkę, spinelė veikia. Tai jau dirželį. Nu, žodžiu, va tokių reikaliukų, tokios biškai informacijos, trumpesnis video, bet nieko nepadarysi. Bet tikiuosi pajudės reikalai greitai link geresnios pusės ir bus go, go, go. Kodėl? Nu va, dar mano čia yra kuzovėlis, kur miegamoji vieta, bet galvojau, kad jis yra didesnis kažkodėl. Žodžiu, ilgis yra 1,96 m, tai čia kaip tik man miegoti. Tai realiai čia didelį čiužinį reikia pasidėti ir tikėtis, kad nelys. Nejuokauju, bet galvoju, galbūt reikėtų išsikelti lentas ir tada daryti stentą ir jokios palapinės nedėti. Dvigubą tentą, kad drėgmės negautų, apačią irgi lentom įsidėlioju ir šonus pasikeliu su lentom. Priekį padarau tokį atsidaromą ir paskui tentų nuleidžiamą. Ir tada nereikės nei palapinės, nei kažko dar. Ir tada galėsiu turėti visus daiktus su savim. Katiną pietum arba vakarieniai. Pusryčių gal nelabai valgysiu, nebus kada. Tai va, hebrytė taip ir yra. Nežinau. Ką man čia be padaryti ir be pasakyti. Nu kažką sugalvosiu. Bet tiksi laikas link šaltesnių orų. Tai va, žodžiu, gero žiūrėjimo. Čia ir like, subscribe. Čiau.